Sveiki visi. Mm. Gal turbūt pradėkim jau, nes nemažai jau dalyvių prisijungė. Tai šiandien mes su Tautvydu jums papasakosim apie dirvožemio mitybos tinklą ir žemės dirbimo praktikas. Tai aš pradėsiu apie dirvožemės mitybos tinklą, o po to Tautvydas prisijungs ir papasakos apie žemės dirbimo praktikas. Taigi, dirvožemio mitybos tinklas galbūt daugumai yra kažkoks naujas terminas, bet iš tikrųjų tai yra gan senas ir plačiai išstudijuotas dalykas, kurio pagrindinė mintis yra pabrėžti ir parodyti, jog dirvožemis yra gyvas, pilnas visokių organizmų, kad jie yra tarpusavyje susiję ir vieni nuo kitų priklausomi. Ir jeigu jisai dirba ir yra, visi dalyviai yra pilnai patenkinti ir atlieka savo procesus, tai mūsų auginami augalai gali būti pilnai mitybiškai aprūpinti viso augimo proceso metu. Ir dabar būtent šiuo metu susidariusi tokia situacija, kad daugumai ūkininkų aktualu yra tai, jog visokių tų anglies projektų yra, tai dirvožemio mitybos tinklas būtent prisideda prie visų šių dalykų, tai prisideda prie anglies sekvestracijos, taip pat, kadangi yra subrangusios trąšos, tai ūkininkai ieško kaip atsipiginti gamybą, tai dirvožemio mitybos tinklas padeda atpalaiduoti maisto medžiagas, kai kuriems ūkininkams svarbu kažkaip kitaip apsaugoti pasėlius, tai čia taip pat dirvožemio mitybos tinklas tą daro. Tai ir taip pat prisideda prie dirvožemio struktūros ir vandens infiltracijos gerinimo. Yra tokios pagrindinės dirvožemio mitybos tinklo funkciniai dalyviai, tai bakterijos, grybai, pirmuonys, nematodai. Tai apie juos šiek tiek šiandien ir pakalbėsim. Tai pradėsim nuo bakterijų. Bakterijų yra labai daug ir įvairių. Jos visos atlieka labai daug skirtingų funkcijų dirvožemyje, skirstamos pagal formą, ar auga deguonėje, ar gali gyventi be deguonėje aplinkoje, bet jų pagrindinės funkcijos yra maisto medžiagų sulaikymo, dekompozicijos, bioremediacijos funkcijos ir ką dar labai svarbu suprasti, jog didžioji dalis tų bakterijų yra vienaip ar kitaip naudingos. Nes gal ūkininkai asocijuojasi, kad bakterijos tai blogis, tai iš tikrųjų tik maža dalis yra tų blogų bakterijų. Ir jeigu mes pasirūpinsime tom gerom bakterijom, tai jos pasirūpins, kad tos blogos būtų savo vietoje ir nedarytų jokių blogų dalykų. Ūkininkai galbūt yra susipažinę su tam tikrom bakterijom iš įvairių produktų, tai azotą fiksuojančių, ar ten bacilų, ar visokių kitų, kiti neturi tą neigiamą aspektą apie bakterijas, kaip kažkoks švestas vandenėlis ir panašiai. Tai taip, visokių dalykų yra, bet mes apie juos gal pakalbėsim šiek tiek ir į ką reiktų atkreipdėmės ir kaip padėti tom bakterijom gyvuoti. Ir padėti ūkininkui auginti augalus, nes bakterijos vienaip ar kitaip prisideda prie dirvožemio struktūros gerinimo, nes išskiria tam tikrus klijus, kurie sukabina smėlio, molio, organikos daleles, tada gali ir šaknis augti, ir oras patenka ten, ir atpalaiduoja maisto medžiagas per fermentus, išskiria tam tikras rūgšteles ar kitokius dalykus, kurie iš dirvožemio tų ten organikos ar tos pačios smėlio atpalaiduoja mineralus ir taip augalas gali pasisavinti juos. Ten prieš tai sakiau apie bioremediaciją, tai čia toks dalykas, kai bakterijos gali būti panaudotos tam tikrų sunkių metalų ar kažkokių chemijos liekanų pašalinimo iš dirvožemio. Kadangi tai yra gan sudėtingas ir energetiškai reiklus dalykas, tai jeigu, pavyzdžiui, būtų tokia situacija pas jūs kažkur dirvožemio, kad yra užteršta, tai reiktų naudoti gan didelius kiekius cukraus kažkokio, melasos pavyzdžiui, kad suteikti bakterijom energijos, kad jos galėtų atlikti tą procesą. Ir po to, kai bakterijos paima, tarkim, save tą kažkokią tai blogą dalyką, ar ten išardo,
tai tada kiti atėję mikroorganizmai jas suvalgo ir jos taip yra, tie blogi dalykai yra neutralizuojami. Kaip dar augalui padeda bakterijos, tai gamina visokius vitaminus, augimo hormonus, organinės rūgštis, o taip pat ir prisikabina prie įvairių paviršių. Kaip čia mato nuotraukoje ant lapo paviršiaus ir taip apsaugo nuo kitų kažkokių patogenų ir panašiai. Pagrindinis bakterijų maistas yra lengvi angliavandeniai ar cukrus, kurių azoto ir anglies ir azoto santykis, nesiekia daugiau 30:1. Tai reiškia, jeigu yra kažkas jau daugiau, kažkokia ten, nežinau, mediena ar panašiai, tai jau bakterijos jų nebegali nesuvirškinti, bet nėra tokių fermentų, kurios jos išskiria ir galėtų jie atpalaiduoti ant maisto medžiagas. Ten jau prasideda grybų mitybiniai dalykai visi tie. Tai kadangi bakterijos pačios iš savęs, pačių jų kūnelių sandara yra 5:1 anglies santykiu, tai tą perteklių, kurios jos valgo, pašalina CO2 pavidalu, bet nereiškia, kad tas CO2 tada ir išeina į orą, bet tiesiog, kad tas CO2 galbūt ten bus virškinamas kitų bakterijų, nes tų bakterijų mitybinių poreikių yra įvairių ir nėra dirvožemy to tokio linijinio dalyko, kad A + B = C, bet gal ir taip, bet ten, kadangi vyksta vienu metu labai daug dalykų, kaip tarkim kokiam Bangladešo turgui, tai ten, žodžiu, kažkas kažką pametė, jau žiūrėk paėmė ir, žodžiu, tie dalykai yra staigiai paverčiami kažkuo kitu ir asimiliuojami. Bet yra taip pat tas dalykas, kad CO2 yra reikalingas ir augalam augti. Ir iš tikrųjų didžioji dalis to CO2, kurį augalas naudoja, yra atpalaiduoti iš tų visokių dekompozicijos procesų iš dirvožemio, o ne iš atmosferos. Taigi, kaip jau esam kalbėję, kad pagrindiniai varomieji tie dalykai, varomieji bakterijų maitinimo, kaip čia pasakyti, palaukit, leiskit sudėliot mintį, kad, žodžiu, fotosintezės procesas yra tas procesas, kuris maitina bakterijas. Tai o fotosintezę atlieka augalai ir augalai yra tie, kurie užveda visą tą mitybos tinklą. Tai o bakterijų iš tikrųjų tokia kaip pagrindinė prigimtinė misija yra patenkinti augalo poreikius. Tai iš čia atsiranda tokia simbiozė, kad bakterijos, ten apie tas funkcijas buvo, kad jos daro viską, kad tik dirvožemyje padaryti sąlygas tinkamas augalui augti. Tai iš čia ir, nes kodėl taip yra, nes bakterijos iš kitur maisto negauna, tik iš augalo realiai, iš to cukraus, kurį augalas išskiria per šaknis. Tai mainais į tą cukrų bakterijos gali duoti įvairių mineralų, ir visokių pusfabrikačių, tų tokių, pusfabrikai, žinot, kas yra beveik pagamintas kažkoks junginys. Tai, o yra taip, kad augalui, tarkim, kažkokį gynybinį elementą, ar ten kvapiąją medžiagą, ar kažkokį žmogui maistinį elementą, antioksidantą, ar kažką gan yra sunku pagaminti, jisai remiasi į bakterijas, kurios suteikia tos pusfabrikačius. Tai čia labai aktualu tiem, kurie gal biškai ir domisi, kaip užauginti tos augalus, kurie yra maistingesni, nes tik trąšomis, tarkim, tai sunku tą padaryti. Bet kai mes atsižvelgiam ir į bakterijas, kaip maitinti augalą, kad augalas pamaitintų bakterijas ir gautų tų pusfabrikačių, tada gaunasi taip, kad tas galutinis produktas būna geresnis. Bet reikia nepamiršti to, kad bakterijos iš tikrųjų yra gan jautrios aplinkos sąlygom. Pavyzdžiui, kodėl mes akcentuojam, kad būtent kasą ar kitą kažkokią mineralinę trąšą reiktų apjungti su kažkuo kitu, padaryti pilnavertiškesnę. Tai vien dėl to, kad jeigu mes išpiliam pliką kasą ant paviršiaus, tai jis nužudo bakterijas tiesiog. Kitos bakterijos gali suformuoti endosporas, bet tam reikia laiko. Endospora tai toks stabilus, atsparus nuo aplinkos poveikių junginys, bet jeigu mes tai staigiai, tarkim, išlaistom kasą, tai bakterijos nespėja to padaryti ir jos tiesiog žūva. Tai todėl į kasą reiktų įterpti melasos ar humato ar kažkokio anglies šaltinio, kuris neveiktų neigiamai tų visų organizmų dirvožemyje. Toliau sekantis pagal paplitimą ir dydį
funkcinis organizmas yra grybai, tai jie žinomi kaip skaidytojai. Jeigu nebūtų grybų, tai būtume paskendę celiuliozėj ir ligninė ir organikoj. Tai yra ten keletas tų grybų rūšių, bet tokios pagrindinės mums gal labiausiai aktualios yra saprofitai, kurie minta negyvą organiką ir kurios anglis ir azoto santykis yra jau daugiau negu 60, tai visokie mediena ten ir visi kiti dalykai. Ir grybai, tie saprofitiniai grybai yra naudingi, nes taip pat atpalaiduoja maisto medžiagas visokias. Mums gal labiau aktualesni yra mikoriziniai grybai, kurie suformuoja tą mikorizę, yra tiesiog simbiotinis ryšys tarp grybo ir augalų. Ir ne visi augalai formuoja tos ryšius, pavyzdžiui, bastutiniai, tai rapsai, garstyčios ir visi tie kiti tai neformuoja šio ryšio. Ir kitaip, ir netgi gal net kenkia tam pačiam grybui ir kitiems grybams, nes išskiria tos gliukonozilatus, kažkokias medžiagas, kurios veikia kaip fungicidai. Tai tą reiktų atkreipti dėmesį. O šiaip visi kiti augalai formuoja tos ryšius ir irgi principas panašus. Augalai tiekia cukrų ar ten kažkokius kitus tos angliavandenius grybui, o grybas mainais į tai atneša iš toliau maisto medžiagas. Dar nepasakiau, kad iš tikrųjų, kai tas ryšys įvyksta, tai augalo šaknis gauna didesnį paviršiaus plotą. Tai ir turi, ir giliau gali nueiti, ir toliau, nes tiesiog grybas savo tą tinklą turi gan plačiai išskleidęs ir kai prisijungia prie augalo, tai jisai tiesiog tada gali iš toliau atnešti maisto medžiagų. Ir netgi sausros metu gali vandenį paduoti augalui, jeigu yra toks poreikis. Bet taip pat šie grybai yra gan jautrus intensyviam žemės dirbimui, fungicidams, mapui, dapui, tai yra laisvai prieinamam azotui. Kaip ir bakterijos, mikoriziniai grybai pasižymi tuo, kad išskiria tokius organinius klijus, kurie taip pat sukabina smėlio, molio, dumblo ir bakterijų ir kitų organizmų nekromasę, tai numirusias tas daleles, į tokius agregatus vandeniui atsparius junginius. Toks gal yra tekę matyti, kad jeigu geras dirvožemis, tai bus toks varškinės struktūros, toks matos dalelės susijungusius tokius grumuliukus, matosi, kad praeina oras, vanduo ir va čia po dešinę matosi, kaip jūs kiekvienas galėtumėt pasitikrinti, tiesiog kažkaip paimti dirvožemę šiek tiek, įdėti vandenį, kad čia yra setelis kažkoks dėtas, kad viskas nenukristų žemyn. Ir tiesiog matosi, kad vienas yra sudrumstas, o kitas laikosi. Tai va čia ir yra tos hidrofobinės savybės, kai dalelės susijungusios laikosi ir maisto medžiagos neištirpsta vandenį ir nesudrumsčia. Toliau apie grybus, tiesiog gal apie pačią struktūrą grybų. Grybų pirmoji struktūrinė medžiaga yra hifai, tokie maži siūliukai. Tie siūliukai suaugę į daugiau siūliukų, jau matosi kaip grybiena, o vaisius tai jau yra vaisius pats grybas. Bet kas mum aktualu tai, kad dauguma grybų formuoja sporas. Tos sporos, kai pajaučia, spora yra iš tikrųjų gyva, atrodo inertiška, viską, bet jinai gyva, jinai jaučia, kai susidaro palankios sąlygos ją išdygti ir jinai pradeda dygti ir tas dygimo intensyviai auganti viršūnė, čia matosi šitoj diagramai, irgi turi tą skirtingą CN santykį. Tai reiškia, tam augimo viršūnėlėje yra sukoncentruotos visos maisto medžiagos, per ten į išorę išskiriami fermentai, tie fermentai atpalaiduoja maisto medžiagas iš tos pačios medienos, ten kažkokios organikos ar dar kitų dalykų. Ir tada ir per ten pat yra pasisavinama tas maistas jau tas atpalaiduotas atgal į tą hifą. Ir augant tam hifui, brestant, tas CN santykis, mato, ten jau kur nuo pačios poros jisai didėja. Ir ką tai reiškia, kad grybai brestant, augant, kaupia vis daugiau ir daugiau anglies. Ir ta anglis po to jau išlieka tam dirvožemy labai ilgai. Tai čia tas yra labai aktualu, jeigu mes norim sukaupti daug anglies dirvožemyje ir sukaupti stabiliai, ne šiaip ten bakterijų pavidalį, nes bakterijų ta anglis greitai yra
panaudojama dirvožemio, bet va ta tokia anglis, kurią grybai sukaupia savo kūnuose ir sulaiko, tai gali išlikti ten šimtus metų dirvožemį. Kuo dar įdomus grybai, jie gali užauginti va tokius, augina savo grybieną ir yra specialūs grybai, kurie gaudo nematodus ir gali suformuoti tokias kilpas tiem nematodam pagauti. Tai kai tik nematodas įeina ten, kažkaip užsispaudžia, yra išskiriami fermentai ir taip nužudomas ir pasisavinamos maisto medžiagos iš nematodų. Dar įdomus yra tokie grybai entomopatogeniniai, vabzdžius žudantis grybai ir jie yra endofitiniai, ką reiškia, kad abu gyvena augalų audiniuose ir irgi padeda augalui apsisaugoti nuo vabzdžių. O čia matot, tamarai yra paveikti ir taip nužudomi panašiai, principas panašus kaip vorai tą atlieka, išskiria irgi tos fermentus ir nužudo vabalą ir tada jau ten suvalgo, žodžiu. Tai va, bet irgi įdomus dalykas, bet jeigu mes naudojam fungicidus, tai jie neveikia ir ten nebūna ir negyvena ir nepadeda augalam, bet iš tikrųjų dabar yra netgi produktų, kur galima nusipirkti ir juos panaudoti tam tikrais atvejais, jeigu tiek profilaktiškai, tiek jau kai yra problema. Pirmonis. Tai pirmonis, čia gal pagrindiniai 3 tokie yra ir jų pagrindinė užduotis dirvožemyje yra valgyti bakterijas ir grybus kai kuriuos ir atpalaiduoti iš jų tas maisto medžiagas. Irgi vėl tas CN santykis, bet turbūt aktualu, kad tiek anglies reikia dirvožemį, tiek azoto. Ir tuo pačiu, aišku, ir kitos maisto medžiagos atsipalaiduoja, bet esmė ta, kad pirmonium, kad pasimaitinti reikia, jų sandara yra 30:1 anglies ir azoto santykis, tai jiem reikia suvalgyti 6 bakterijas ir jie pilnai pasitenkina anglies ir tuo pačiu atpalaiduoja 5 dalis azoto. Taip iškart tą azotą gali pasisavinti augalai. O jie per dieną suvalgo labai daug tų augalų, tų bakterijų, iki 10 000 net vienas pirmonis. O jeigu pirmonium sąlygos geros, jie dauginasi kas 8 valandas ir labai priklauso, jeigu bakterijų iš kažkur staigiai daug atsiranda, tada staigiai atsiranda ir pirmonių, tada jie suvalgo ir eliminuoja tas bakterijas ir eina miegoti, suformuoja tokias cistas, neaktyvias irgi dalis. Ir tada leidžia tom bakterijom vėl atsigauti. Bet jeigu mes ten taikom visas tas regeneratyvias praktikas, sakykime, yra stabili ta ekosistema, pastoviai yra žali augalai, ten gyvos šaknis, tai gaunasi taip, kad būna susiformavusios tos populiacijos tiek bakterijų, tiek tų pirmonių ir visą laiką vyksta tas maisto medžiagų atpalaidavimo procesas. Tai turbūt tiek, nežinau, nebent ten fiziologiškai kažką čia galėčiau papasakoti, kad yra amebos, jos tokios, neturi tos tokios struktūros, gali tą formą keisti visaip, žodžiu, po to žiuželiniai yra tokie čia padešinė, kur matot tokie su uodegytėm tokiom ir yra blakstienuotojai, tai va čia tokia kulpelė, man atrodo, čia. Ir turi tokias blakstienėlės. Ir taip su tom blakstienėlėm juda per dirvožemį. Ar, dirvožemį, bet ten drėgna turi būti ten dirvožemį, kad jie galėtų gyventi. Tiek visi iš tikrųjų. Tai va. Toliau yra nematodai, kurie irgi atlieka daug funkcijų dirvožemį ir yra skirstomi pagrinde pagal savo mitybinius poreikius. Tai yra mintantis bakterijom, grybais, augalų parazitai, tai šaknimis, plėšrus ir visaėdžiai. Bet kas įdomu, pavyzdžiui, tie augalų parazitai, tai iš tikrųjų, jeigu yra ten šaknų sistemoje 1-2 tik tai nematodas, tai nieko blogo augalui nedaro, kaip tik stimuliuoja augalą daugiau augti ir daugiau šaknų auginti ir nieko blogo nedaro. Bet jeigu jų populiacija padidėja, tai tada jau negerai, tada jau reiktų kviesti pagalbą tos grybus, kurie formuoja tas kilpas ir gaudo šitos nematodus. O kom dar svarbu, tai tas pats principas, vėl jie minta kažkuom ir atpalaiduoja tiek azotą, tiek kitas maisto medžiagas, nes, pavyzdžiui, jų, man atrodo, CN santykis yra 100:1, tai vat vien bakterijų jau reikia 20. Man atrodo, ne, jeigu 5:1, tai 20 ir tada 19 tų
dalių azoto atpalaiduos ir iškart augalas gali jau tada pasimti. Tai va tas pats principas. Dar įdomus dalykas tai, kad kai kurios grupės nematodų turi tą fakultatyvinį parazitizmą. Tai reiškia, kai jų pagrindinio maisto šaltinio nėra, jie tada ima, tarkim, valgyti augalų šaknis. Tai va čia irgi yra tas, kad kartais tiesiog trūksta dirvoje tų mikroorganizmų, kad jie galėtų jais maitintis ir tada jie atakuoja augalą. Na ir čia pagrindinį tokį paėmus sliekus. Tai sliekai labai įdomus irgi organizmas ir labai dažnai siejami su dirvožemio sveikatingumu. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau sliekų, tuo efektyvesnis ir geriau veikiantis yra mitybos tas tinklas visas, tuo daugiau tų organizmų. Ir jie patys yra kartais siejami su, taip kaip sakiau, su dirvožemio sveikatingumu. Jie valgo bakterijas, grybus, tos pačius nematodus ir pirmuonius, nes į save traukia visą organiką, tai, tarkim, patį dirvožemį, bet kartu paima ir ten kažkokią organiką, ją savo kūne ten trina ir smulkina ir sukuria tokios sąlygos, kad vėl ten pridaugina bakterijų, tos bakterijos išskiria fermentus ir taip, sliekas panašiai turi tokį panašių dalykų kaip vištos ir karvės savo tuo mitybos, kaip apsirūpina maisto medžiagom. Tai vat savo organizme padaugina tų mikroorganizmų, tada išleidžia į žarnyną visokių fermentų, dalis tų mikroorganizmų žūva ir jis taip pasisavina maisto medžiagos, o kas lieka gyvi ir kitos atpalaiduotos medžiagos yra pašalinamos lauk. Ir iš to mes gaunam tai, kad tada tose sliekų jau išmatose, lyginant su šalia to esančių dirvožemių, padaugėja žymiai daugiau tų visokių maisto medžiagų ir atpalaiduojama. Tai va čia matot, kad azotas net iki 5 kartų gali būti daugiau prieinama fosforo net iki 10, kalcio, magnio, priklauso ką valgo, aišku. Ir čia pabaigai įdėjau tokį, kad parodyti, jog kad sliekai yra tikrai, kaip čia pasakyti, reikia ir perskaityti iš tikrųjų, nes čia yra apie pievas, bet nesakau, kad dabar turime pievas auginti, bet tiesiog kaip pavyzdį įdėjau parodyti, kad stabilioj sistemui tas sliekų kiekis yra labai didelis ir tai rodo, kad netgi nėra žemė dirbama, yra tiesiog per tos paprastus procesus, kai augalai pastoviai auga, jie maitina bakterijas, tada yra tų kitų organizmų ir tada tas sukuria tokį dalyką, kad tų sliekų gali būti labai daug. O kai dirvožemis yra, kaip čia rašo, ta pieva suariama, tada pirmais metais sliekų kaip ir išlieka gal tiek pat, bet tada paskesniais metais, čia po 5 metų, iš 450 kg sliekų biomasės lieka tik 45, tai 10 kartų sumažėja sliekų. Tai rodo, kad kažkas yra ne taip. Tai vat reiktų tiesiog į tą atkreipti dėmesį, kad mums reiktų stengtis kuo daugiau turėtų žalių augalų, kuo ilgiau išlaikyti kažką augančio dirvožemį, kad vyktų tie procesai. Nes, kaip sakiau, augalai yra pagrindas, jie maitina bakterijas, tada bakterijos maitina tiek augalus, tiek jas valgo visi kiti dalykai ir tada tas mitybos procesas užsisuka ir jis yra stabilus, toks sudėtingas, stabilus, bet ir turi tą rezultatą. Tai va čia, jeigu matot, kad ganyklos amžius metais ir netgi tas įdomu, kuo senesnė ganykla, to daugiau biohumuso tonom per hektarą per metus yra pagaminama. Tai va, tiesiog nesakau, kad auginkit pievas, bet pats principas, kad reiktų stengtis turėti kuo daugiau to aktyvumo dirvožemyje. Tai mano pasakojimas čia ir baigsis, dabar aš perleidžiu sceną Tautvydui. Labas vakaras visiems. Aš čia šiandien tokį apie žemė dirbimo technologijas galvoju pakalbėsiu. Daug šiandien teko būti LAMSO organizuotoje konferencijoje. Dėmesys buvo skirtas apie konkrečiai beriminės technologijas. Kažkaip jau daugiau dabar pradeda kalbėti, ES čia visokie reguliavimai pareina. Kas tos yra beriminės technologijos, irgi tokių savokų įvairių yra. Ir vat įdomu būtų tokius, pabandysiu taip
pereiti per tas būtent per žemės dirbimo technologijas. Čia kas suprasti žemės dirbimo technologiją, ar taip vadinti ją reikia, ar žemės dirbimo būdai įvairūs yra. Bet žemės dirbimo technologija, gal daugiau technologija, pats žodis nusako daugiau visą ūkininkavimo sistemų visumą, tų priemonių, kokias taikom, technologiją galima būtų vadinti. Bet čia kaip susidarimo reikalas. Jeigu dabar skaitykim žemės dirbimo technologiją, kas yra moksliškai, čia toks mokslinis paaiškinimas, tai moksliškai pagristų mechaninio poveikio dirvai būdų ir priemonių visuma, skirta sudaryti palankiausias sąlygas kultūrinių augalų sėkloms sudygti ir toliau augti. Šiai technologijai keliami tikslai yra paruošti dirvos paviršių, sėkloms įterpti, išsaugoti vandens oro režimą, kiek įmanoma, sunaikinti žolės nepagėdaujamas, įterpti trąšas, augalų liekanas. Aišku, jeigu mes ten tuo trąšas įterpinėjom, nes ten gali būti įvairių būdų ir per lapus kitos trąšos, bet čia tos, kurios į dirvožemį įterpiamos, geriau būtų įterpti dirvožemį. Jeigu biologinius produktus kažkokius naudojam, būtų geriau įterpti dirvožemį, negu kad juos purkšti ar maistą biologiniams mikroorganizmams, nei kad juos ant paviršiaus išpurkšti. Čia Laurynas labai įdomiai, tikrai gražiai pristatė tą visą dirvožemio gyvybę ir kasdienoje tikrai nesusimastom ten dirbdami, ar vieną atlikdami darbą, ar kitą, ar purkšdami, ar tręšdami, ar šį žemę ten dirbdami, nesusimastom apie tai, kas ten po mūsų kojomis yra iš tikrųjų, kas tas dirvožemis ir kas ten gyveno. O kaip iš to pasakojimo prezentacijos labai įdomios tikrai pateiktos, tai yra gyvų organizmų namai, tai yra namai. Ten gyvena ir bet kokios įsikišimas mūsų kaip žmonių, tuos namus ardo. Vienaip ar kitaip greuna kažkaip, jie paskui turi vėl energiją leis, kad atstatyti. Vienos priemonės daugiau paveikia, kitos priemonės mažiau. Ir tas ūkininkavimas, va toks atrasti tą balansą viduriuką tarp to, tikrai sudėtinga. Dabar čia kalbam, kai kurios technologijos, aišku, tą prisideda labiau ardydamos viską, ypač intensyvus žemės dirbimas, o technologijos tokios, kaip dabar populiarėja, tokia regeneratyvinis žemės dirbimas, regeneratyvinis ūkininkavimo būdas, kaip pavadinsi, reiškia atsinaujinantis, tai čia kiek įmanoma, tai ir nėra ekologinis, nėra tas tapatu, tačiau daugiau akcentuojama irgi šitame būde į dirvožemio apsaugą. Būtent tų mikroorganizmų visų, ką Laurynas parodė, jų apsaugai, nes kaip ir pasakė, kad jie viską kūrė, jie daro. Netgi dar kartais klausimas kyla, ar augalai galėtų be jų gyventi, ar jie be augalų. Išeina, kad ir tie vieni nuo kitų tiek yra priklausomi, kad jie vieni be kitų negalėtų būti, negalėtų egzistuoti. Jeigu nebūtų mikroorganizmų, nebūtų gyvybės, nebūtų augalų, nebūtų ir mūsų. Nes tie organizmai labai svarbus. Ir visi persijungti. Man nepavyksta, Laurinai, jeigu galima. Pavyks. Kas lemia technologijos pasirinkimą? Dabar yra vis tiek populiari, kiek ir šiandien diskusijose žmonės, kai diskutavo, galvoju, nėra taip lengva ten tos technologijos iš vienos kitą pakeisti. Turiu galvoje žemė, jau kalbėkime čia daugiau apie žemės dirbimo būdą, tą technologiją. Nėra lengva, ten vis tiek nuo ko tai priklauso. Trumpas toks, kaip iš karto pasakyti, tai kas tai yra tas technologijos pasirinkimą, kas lemia. Tai tikrai priemonių faktorių visuma, pradedant žinių kiekiu, dirvožemė vykstančių procesų suvokimu, kas yra žinios, ir baigiant turimą techniką vieną ar kitam darbą atlikti. Negalima kažkaip keičiant technologijos, iš tikrųjų faktas tas, kad nepakeisim juk technikos per dieną ar per metus ar per 2. Jeigu jau arimą taikėm ir norim pereiti į minimalų arba supaprastintą žemės dirbimą. Čia tokios irgi tų sąvokų minimalus, supaprastintas, nautylas, striptylas, ten tų sąvokų tokių daug. Ir šiandien kažkaip taip įdomiai skambėjo kai kurios. Tai arimo technologija, kuo jinai skiriasi, todėl kad yra plūgas naudojamas arimas, bet gretimai, ten paskui parodys eina ir kitos operacijos, ir kultivavimas, ir akėjimas, ir likščiavimas, ir visus kitos. Bet arimas yra kaip pagrindas tai žemės dirbimo technologiją apibūdinti. Jeigu plūgo nenaudojam, tada reiškia bus minimalaus dirbimo arba supaprastinto. Tai kas taip pat, kas įtakoja šitą pasirinkimą, kažkaip, vėlgi, reikia žiūrėti dirvožemio, kokia yra mechaninė sudėtis, nes gal ten, kur labai sunkus moliai, ten kokį tiesioginį sėja, nautilas tas vadinamas visai žemės dirbimo, gal ir sunkiau eisis, jeigu tikrai tas mechaninis dirvožemis yra sunkus, kokios kultūros auginamos, ar ten gilės šaknis, ar kažkaip galima lengviau prasisukti lengvesnėse žemėse, reljefo ypatumai.
ar ten kalvotas reljefas, ar lygumos. Nes kuo kalvotesnis atrodo reljefas, mano supratimu, ten tuo labiau tos technologijos dirvožemius tausojančios turėtų būti taikomos, ypač tiesioginėse, kad nedaryti, ypač vat, lietaus erozija, kalvotose vietovėse ypač pasireiškia nuplaunami, dabar kalba apie tą, šiandien pristatymė buvo apie žalą, ar degraduoja mūsų dirvožemiai, buvo faktas, kad jie degraduoja, Europos lygiai daugiau negu 50%, atrodo, jeigu teisingai prisimenu, tai degraduoja. Bet ką reiškia tas degradavimas, tai ir reiškia, kad yra veikiami dirvožemiai vėjo, vandens, pustomi, nuplaunami, organika prarandama, organinė anglis, kas labiausiai apibūdina, prarandama dėl intensyvių technologijų. Ir visą tą, jau nekalbam apie tą gyvybės tinklą, kurį čia Laurinas pristatė, kad poveikis visiems yra. Ten, aš nemanau, kad ten arimo technologijoje mes ten viską, taip ar intensyvioji technologijoje, skaitykime, ne, viską mes ten visus mikroorganizmus jau juos ten išžudom. Ne, aišku, bet faktas, kad sumažinam smarkiai. Smarkiai juos sumažinam, jų bendrijas, jų skaičių, bet jie tokie atsparus ar sporus, jie ten gyvena, jeigu tik susidarys palankios sąlygos, jie ir pradės savo gyventi ir daugintis, bet jiems turi palankios sąlygos būti. Jeigu jų trūksta, tai va čia tas momentas, kad galima ir įnešti. Yra irgi dabar, sakiausiu, tų mikroorganizmų, kurios galima įnešti dirvožemį. Tai mano supratimu, tai nėra, kad tai mes turim kiekvienais metais tą daryti. Gal daug svarbiau geriau dirvožemį dėmesį atkreipti, padaryti, kad natūraliai jisai būtų sveikas, natūraliai. Ką reiškia natūraliai sveikas? Tai reiškia, jisai turi būti sėjomaina. Ir šiandien buvo minėta konferencijoje akademijoje sėjomaina, vienas iš svarbiausių dalykų. Būtent sėjomaina tiesioginė prasme, kas tai yra sėjomaina. Nebūtų ten kokios 2-3 kultūros, ar čia reikalauja 4, čia augalų kaitą padarysim, nesvarbu kokie plotai. Sėjomaina tai konkrečiai yra augalų kaita lauke ir konkrečiam lauke tuose metuose ūkyje. Kad kitais metais vėl kita kultūra ir jos per tą lauko čia lygių tas sėjomaina, ne kokių ūkio, bet lauko lygių. Tame lauke kasmet turi būti kitas augalas. Gali būti, aišku, ten draus, jeigu nenori niekur ten gauti jokių išmokų, gali dalyvauti, jeigu schemų turiu galvoj, gali atsiliuoti tos augalus, jeigu tinka. Bet atsiliavimas nėra gerai dirvožemiui. Čia ką ir Laurinas rodė, tas ryšys augalų per šaknis su mikroorganizmais yra labai labai svarbus. Ir tą pokytį bet kokį padaryti, iš tikrųjų perėti iš vienos technologijos į kitą, kaip noriu pasakyti, nėra ir kažkaip nėra ir labai sudėtinga, bet tuo pačiu ir nėra labai lengva. Pirmiausia, ir šiandien dar, kaip kalbėjo žmonės pasisakantis ten, ką reikėtų padaryti, nuo ko pradėti, kas turėtų lemti, kad būtų pereita prie tų tausojamų technologijų. Tai aišku, pirmiausiai, tai žmonių supratimas, to žinios labai svarbu. Labai labai svarbu suprasti, dėl ko aš tą darau. Ar dėl to, kad kažkaip išmokas kažkas moka, ar kažkas ten man sako, kaimynas padarė ir aš tą darau, ar dėl to, kad pats suvokiu, ką Laurinas rodė, tą tinklą, tą gyvybę dirvožemis gyvas ir reikia prie jo nebandyti jį naikinti, bet bandyti prie jo prisitaikyti, nes jis viską kūrė, ten tą dirvožemį derlumą, būtent mikroorganizmo aktyvų procesų pasiekmėje, ten jų veiklos, jisai sukūriamas derlingas. Mums čia visai kištis, kaip žmonėms net nereikia. Jeigu natūraliai augs augalai tokie, kokie jiems reikia, augins. Dar dirvožemė yra sėklų, pavyzdžiui, ne, vairiausių žolių būna sėklų. Kodėl vienais metais vienos sudygsta, kitos sudygsta, sako, aš nemačiau, kad tokių pas mane iš viso augalų buvo kada nors sudygo sėklos. Ypač tas technologijas irgi beriminės perinant. O sudygsta dėl to, kad sąlygos pasidaro palankios. Dėl to, kad mikroorganizmai paskatina sudygti kai kurios augalus, kai kurios sėklas, kad jiem padarytų, jiem reikia poraus dirvožemį, jie paskatins kokias ūsinės ten kiaulpienės sudygti, kad parendų dirvožemį, nes jiem oro trūksta. Nes visi tie gerieji, ką kalbam, jie ten daugiau iki 15 cm, gal jeigu purus dirvožemis, kur jie gyvena ir veisiasi ir dauginasi ir kuria viską, tai jiem oro reikia. Jie yra konkrečiai priklausomi, jie kvėpuoja kaip ir mes, jie išleidžia CO2. Tas CO2, vėl toks klausimas įdomus, toks kaip turbūt ką provokuojantis, šiandien buvo CO2 kiek svarbus. Atrodo, čia kalbam, kad CO2 didelė bėda, bet žemės ūkija, kaip žemės ūkis yra vienintelis tas, kuris CO2 absorbuoja. Sąžininga būtų žiūrėti augalai, kuo intensyvesnis mikroorganizmų gyvenimas, kuo intensyvesni mikroorganizmai, kuo mes labiau juos paskatinam, jie ten, kaip sakau, paima deguonį, sunaudoja, skaldo, kvėpuoja ir išleidžia CO2, jie taip pat kvėpuoja. Bet tas CO2, jeigu tik pakyla iš dirvožemio į paviršių ir yra tų pačių augalų absorbuojamas, iš karto absorbuojamas. Bet faktas irgi, kad augalai ten turi augti. Jeigu mes tą darome intensyvų dirbimą, kažkoje dirbamo žemėje nėra augalų, tai aišku, tas CO2 pakyla, kažkokia tikimybė, kad jisai gal bus ir prarastas atmosferą. Šiaip tai netaip lengvai ir pakyla, nes yra CO2 sunkesnis.
daugiau arčiau paviršiaus laikosi. Bet faktas, kad mikroorganizmų aktyvumas, kuo aktyvesni mikroorganizmai, tuo daugiau CO2 paleis, tuo daugiau geriau augalams. Nes augalams normaliai aukti ir bujoti, to CO2 reikia daug daugiau, negu kad jo yra atmosferoje. Kaip teigiama, kad atmosfera 0,03 procentų, 0,04 kai kur. Tai čia tokie maži kiekiai. Bet augalam reikia, kad jie bujotų, jiem, kad fotosintezė efektyviai vyktų, jiem reikia to CO2 pagrindinis ten. Ir kaip jau Laurinas minėjo, pagrindinis maisto šaltinis. Ir augalam, ir anglis dirvožemio mikroorganizmam. Žemės dirbimo technologijos pliusai minusai. Na, aš dabar čia galvoju, tas tai nieko naujo gal ir nepasakysiu, bet įsitikinau pats, aš galvoju, kai kartu bendrauju su žmonėm, kalbėsi, galvojam, kalba, atrodo, visi viską žino, visi viską supranta, bet kai pradedi šnekėti kažkaip, diskutuoti, nu, įvairių nuomonių atsiranda, įvairių nuomonių, įvairių tų požiūrių kažkaip ten, tokie pliusai kiekvienam pagal savo patirtį. Tai galvoju, nebus blogiau, kad dar kartą užakcentuoti tos momentus, kokie man, pavyzdžiui, atrodo pliusiniai. Mano irgi patirtis didelė yra, metų prasme, 30 metų beveik ten tiesiogiai gamybai pradirbęs ir tas technologijas visas gamybai išbandėm. Pradedant nuo rimo ir baigiant netgi ekologiją. Tai tos dabar pagrindiniai pliusai, kurie pateigiama arimo technologijos. Arimo technologija, kai minėjau, paskui, parodysiu paskui, kaip kūro sąnaudos ten bus aptarta. Tai nėra vien plūgas, jeigu suprasti arimo technologiją, tai nėra vien tik arimas. Tai yra visos kitos operacijos prieš arimą, gali būti lėkščiavimas, gali būti reiškia, kažkoks skutimas seklus, po to arimas seka, po to po arimo žiūrint, kokią mes arimą padarėme, ar su kokiais lygintuvais ar be. Reikės gal tai būna, sumatęs to arimo tokių žemės luitų priversta, kad ten baisu, net neįsivaizduoju, ką žmogus paskui darys ir kaip jis jį susmulkins, atsistojęs į lauką ir galvoju, ką jis toliau darys, su kokiu dar ypač lengvu traktoriuku ten ar kažkoks mažas ūkininkas. Tai žodžiu, tas arimas priklauso, kokia kokybė to arimo, kaip aparta. Ir jeigu žiūrėt, dabar čia taip turbūt ką nušukinėjau, va tarimas, sako, spręs ten tokia dabar aktuali pašiaušlių problema. Nu, tarimas gerai, jeigu jūs iki to pašiaušlio atsiradimo arba atsirado, jeigu jūs ten nerėt niekada, darėt minimalų dirbimą ir seklo tokį, nedarėt ten gilaus arimo. Atsiprašau, gilaus skutimo kokio, ne, iki 15 cm, 20 skutimą gali tokiu giliu daryti. Jeigu nebuvo daryta tokio skutimo, tai ok, tada to žolių tikėtina, kad to žolių sėklos taip ir liko viršui. Jeigu mes jį aparysime gražiai su priešplūgiais, tai tada tikėtina, kad tos viršutinis sluoksnis su visų žolių sėklom nukris į apačią. Jau tą, jeigu pašiaušlis skaito, kad 5 cm gilio maždaug. Giliau negali išlysti. Tai jeigu mes jį ten padėsime tas sėklas giliau į tą dirvožemį, jau tos sėklos irgi ilgai neišgyvena, kaip teigia jau tie užsienio mokslininkai, kad ten iki 4-5 metų, gal ten nėra, kad ten padidį 50 metų jos ten ir guli, ne, jos ten kažkaip netokios to pašiaušlių sėklos. Tai jos ten tada ir užžus. Bet ką mes darom, vat, kai sakiau, jeigu iki to mes skutimą kokį darėm. Skutimas nėra vertimas, bet jis vis tiek išmaišo. Ta viršutinį sluoksnį maišo, ne jis neapverčia tų sluoksnių dirvožemio, bet jis tiek įmaišo, priklausomai nuo gilių. Tai tas sėklas mes galime ir su skutiku ten gan giliai padėti. Jeigu tik giliau padirbsime, mes galime jas palaidoti, su plūgu ardami atversime tą, ką mes jau palaidojom prieš tai. Reikia žiūrėti, ką darom. Ten noriu pasakyti, arimas nėra sprendimas. Tas arimas ten kažkokia, kad sako, parsime, vat ir bus gerai, nieko čia panašaus. Yra arimo ir praktiškai esu matęs po arimo, ten Šiaurės Lietuvoje, kur jau pašiaušlių bėda didelė yra pelinių pašiaušlių. Buvo padarytas arimas rudenį, nes prieš tai pasėlė jau buvo labai daug to pašiaušlių. Arimas padarytas ir vėl buvo pasėti ten kažkokios žeminės kultūros. Tik mane ten buvo po kokių vietų, kviečiai pasėti, ar ten atsliuoti pasėliai. Ir to pašiaušlių buvo baisu, kiek jau ten daug buvo, po arimų, nes ir matėsi, tas arimas nekokybiškas, tai tokiam juostum ir sudygė, išlindė, tas apvertimas, be priešplūgio gal buvo, be kažko. Žodžiu, labai svarbu, tas arimas kaip pats toks nėra dar sprendimas, geras arimas, dar jeigu, kaip sakydavo kažkas, jeigu žiūrėti iš tos perspektyvos, aš ne prieš va tokį pasirinkimą, jeigu reikia kažkur. Vat galvoju, ūkis bankrutuos, rezultatai jau rodo, tą pasirinkus beriminės technologinės labai blogi. Gerai tada, jeigu galvoji, kad arimas tau padės atsistoti vėl ant tų kojų, tai tikrai galima suarti ir jau tam pakenkiant dirvožemiui kažkiek, jeigu skaitom, kad arimas dirvožemių struktūrai negerai, ką ir Laurinas rodė apie mikorizinius grybus, galvoju, tai intensyvus grybimas, būtent tas grybienas labai išdrasko, išardo. Ten bakterijom dar gali pastumai vieną pusę, pastumai kitą sunaikino, kažkaip jos ten lengviau atsidaugina. Bet būtent tiems liekam, jų kanaliukų sugadina, išdrasko. Jeigu jie sukuria ten, bet koks žemės dirbimas išdrasko. Tai dabar tie tokie plius, mano supratimu, ir tai aš čia arimo technologijos pliusai tokie. Naikinamos piktžolės,
lygų sukėlėjai apariami kartu su augalinėmis liekanomis. Jeigu ten paliktos ar pelai, ar kažkokios šiaudai palikti, purenama dirva skatina tą aerobinius procesus, dirvos paviršius greičiau įšyla, išdžiūsta, čia pavasarį aktualu, jeigu tarimą padarom kažkaip. Lengviau įterpti mėšlo žaliai trašai skirtus augalus, apariant lengviau, negu kad paskui kaip tą masę didžiulę turinti, ten bandant kažkaip kitaip su ja susidoroti. Efektyvu, dirvinius herbicidus galima naudoti. Dalinai taip, aš žiūrint iš kurios pusės pažiūrėti. Dalinai va šitiem visiems, čia ne aš sugalvojau, čia štai irgi iš interneto pasirinkau tie, ką žmonės, ką kiti galvoja, mokslininkai, ką galvoja, šitie tokie va pliusai, tie tokie. Bet iš kitos pusės taip, yra čia tokie, kuris sutinku, dėl piktžolių kažkaip nesutikčiau, jeigu sako, daryminės technologijos padaugina žulių, padaugina lygų, nieko panašaus, nu, vėl kalbame. Beryminės tos technologijos reikia suvokti pačius vienos jos kaip po tokius, jeigu tik žemės dirbimas bus akcentuojamas, nežiūrint į siomainą, nežiūrint į tarpinių pasėlių augina, nežiūrint į augalinę dangą, ten ar dar kažką, naudojant intensyviai trąšas, mineralinės ir chemikalus, okei, tada ten iš tos pusės žvelgiant, nieko čia gero, tam dirvožėmiai nieko gero tenai. Ir nereiškia, kad beryminės technologijos ten daugiau, mano supratimu, gilių įsitikinimų, nereiškia, kad beryminės technologijos platina ligas ir kaip bando kažkas sakyti, ir žolės įvairias, ne? Taip jau paplinta, bet netgi tos varpinės žolės, kur čia problema yra beryminėse technologijose, netgi tie patys šliužai problema, kur buvo aktuali, jos irgi galima spręsti. Galima spręsti sistemiškai pažiūrėjus į šitą, negalima atskirai, kaip ir minėjau, būtinai turi būti siomana, turi būti tarpiniai pasėliai, turi būti medingos augalų juostos, jeigu ten prisitraukti reikia mum vabalų, kurie su šliužo kiaušinėliais ir su šliužais pačiais mažiukais susidoros be jokių problemų. Bet turim sukurti tą natūralią aplinką, kaip rodė mitybinė tą grandinę dirvožėmė, kokia vyksta. Mažesni valgo didesnius, ten kiti valgo didesni, dar didesnius, jie taip ir minta. Ten tai yra natūralūs procesai, čia nieko nesugalvota, čia gamta Dievas sugalvojo, taip ir vyksta. Tik mes kaip įsikišam su savo kažkokiais priemonėm, suprasdami, kad čia mes labai jau kažką gerą darbą darom, ne, derlių auginam didelį, tai viską sulaužom ir sugadinam. Tai sugadinam kažkokio rato, iškertam dalį ir norim, kad jisai suktųsi, jis niekur panašaus nebesisuka. Ir viską tada užlūžta, tada pasidarom priklausomi nuo tų kitokių įneštinių priemonių, jeigu dirvožėmį nežiūrim. Tai šitie pliusai, kaip sakau, yra, taip, yra dalinai taip, bet kai kurie ten dirva įšyla, čia irgi diskusijų buvo, sako, įšala dar kol kas, sako, jeigu danga yra, bet užsienio literatūrai ne vieną mačiau jau šaltinio informaciją, jie sako, jeigu dirvožėmį suaktyvinsi mikroorganizmus, tiek, kad ten dirvožėmio struktūra, ką Laurin atrodo, bus geras struktūringi dirvožėmiai, bus jie ten mikroorganizmų visų rūšių jų ten bus ir jie ten gyvens, netgi tas nebepasidaro argumentas, kad dirvožėmiai įšyla blogiau, netgi dėl jų aktyvumo, jau fizinio aktyvumo, ten kai prasideda, jie gan anksti ten temperatūros pliusinis, jie jau pradeda ten reikalus daryti, judėti. Tai va dėl jų tų judėjimo, tas energijos, kokie jie ten išleidžia, atpalaiduoja, ta dirva greičiau įšyla, netgi ne į tą, kuri plika kaip nuo saulės reikia laukti, kad iššiltų juodą žemę, juk nuo saulės įšyla, ne nuo kažko. Ir išdžiūsta tarta žemė. Nu, čia tokių minusai kokie, va čia gal paminėsiu minusai kokie, skatina dirvos eroziją vėjo. Faktas, čia irgi arimas, jeigu pastus kasmetinis bus, šita arimo technologija, tai arimų, kaip ir minėjau, neužtenka vien suarti, paskui va čia va, tai ir matosi tas arimas, kokį čia jie tas traktorius šiaudai paviršių likę, tai reiškia neapversta pakankamai gerai arba per daug šiaudų yra. Tas toks arimo kokybė. Dirvos struktūra ardoma. Faktas. Paskui suspaudžiama dirva arimo gylyje, suformuojant podirvį. Didelė problema yra arimo technologijos, tikrai didelė problema, pats savo patirties galiu daugiametės pasakyti. Jeigu ariam 24 cm, paprastai padas susiformuoja 25, ten 30 cm, gal ir giliau dar, netgi priklausomai nuo dirvožėmio pačių mechaninės sudėties. Ir tas padas atsiranda, jeigu mes jo kaip niekaip kitaip neišspręsim, nes šita arimo technologija, kuo dar yra, jinai tokias minusas iš mano supratimo. Taip, čia yra aprašytas dirvos nesprendžiamos palaidojamos problemos, brangu, lėta, reikalauja daug kuro, žmogaus darbo valandų. Taip, ir dar vienas svarbus momentas, kad nėra vietos, jeigu mes arimą taikom, kur mes arsim, paprastai prie žiemą suarimą, ne? Tai praktikos tokius yra, apariam lauką prie žiemą, reiškia, kad tas juoda dirva būtų grožė, ten ar kokias tas arimas išėjo, žodžiu, per žiemą dar gerai, per žiemą, jeigu ir bus arta, ne kaip, vis tiek šalčiai kažkokie, dabar va, tokie irgi žiema graži, tai ta natūraliai ta struktūra subyra, dėl tų šalčių tas dirvožėmis subyra, jeigu ten gabalais kažkokiais stuviai, ypač molio žemės, tai labai gražiai pavasarį atrodo, tas tokius subirėję tie gabalai tokie, bet kas netinka, jeigu arimą padarom, nebėra vietos tarpiniam pasėliam per žiemą.
Jeigu mes taikom arimą ūkyje, tai kaip ir nebėra vietos. Nu, tada, jeigu jau tada turim galvoti, nu gerai, jeigu mano supratimu, to arimo neturi būti, jokių plikų laukų, va tokių nuogų laukų per žiemą neturi būti uždengti laukai. Nepavyko pasėti tarpinių pasėlių per žiemą, kažkaip tai dėl kažko tai užaugo, ten sąlygos neplankios, palikim ražienas. Minimum palikim ražienas. Ten dabar iki šiol dar buvo mokamos išmokos, dabar atrodo, kad jau gal nebebus tų už ražieninius laukus per žiemas, nebūdavo kompensuojama, kad palikti. Ir pabiros vis tiek kažkokius būna ten sudygę, nebūna vien tik tos ražienos. Vis tiek auga kažkokie augalai žiemojantis, kurie bus, jeigu ten kviečių ražienos, kokių žieminių, po žieminių kviečių kulimo, tai bus pribirėję ir jie ten žaliuos. Tai tikrai daug geriau, jeigu nepavyksta pasėti tarpiniai pasėliai privalu, jeigu ten va, tas laukas per žiemą artas tai ir paliktas į pavasarį, lengviau žmogui galvoja, kodėl žmonės taip daro, sako, yra tikrai nuomonių tokių įvairių, išsiskiria labai vieni, labai, sako, arimas nėra blogai, nors kas kelinti metai suarti. Yra nuomonių, kad sako, arimas visiškai 100% prieš arimą. Yra tokių ūkininkų, kurie pasisako, kad ne kokia nauda tada iš to arimo. Šitą, tai jeigu galvoji, kokia nauda ir kodėl sugalvotas tas plūgas buvo, dėl to kažkada taip reikėjo, atsirado tos, kaip minėjau, čia tiesiogiai susiję tas žemės dirbimo intensyvumas, susiję su visa trašų pramonė. Ir su agrochemikalu, to intensyvių naudojimu, tokiu, ko atrodo mes intensyviau dirbam, tuo labiau priklausomi esam nuo šitų įneštinių medžiagų. Tai reiškia, nuo trašų mineralinių ir nuo agrochemikalų, nuo fungicidų, nuo herbicidų, nuo visų esam priklausomi. Netgi šiandien irgi parodė tokius slaidus apie fungicido, tą jau kiek jie efektyvūs yra, netgi patys geriausi fungicidai, ten skaitykime, mane, jie tų lygų niekaip su jomis iki 100% nei vienas nesukovoja, nesustabdo lygos, jie sumažina tą plitimą. Jaučia patys geriausi, ten 70%, jeigu prisimenu, 80% gal kai kurie. Bet vis tiek tas 20% ir herbicidai tas pats, ir herbicidai visa chemija, irgi ten žolis, jeigu, o tokį pašiauslį su herbicidais čia nugalabinti kažkaip didžiulis iššūkis yra, didžiulis iššūkis, atsparumas iš karto atsiranda, aš galvoju, dar sako, čia Šiaurės Lietuvoje tikrai čia yra ūkių, žinau, kurie tikrino tas žolės, jau tyrė pašiaušlį, koks jis atsparus, nu, herbicidams ten atsparumas atsiradęs po kelių metų, po 2 metų gal ten iš karto atsiranda. Ir kažkaip galvoja, dar kažkur Lietuvoje gal bus neatsparus, mano supratimu, jeigu jis jau atsirado, jis po metų kokių iš karto atsparus. Ir dabar čia kompanijos kai kurios sako, kažkokius naujus turi herbicidų sukūrę, irgi laiko klausimas. Galvoju, kada jau užlūš, nes taip yra gamtoje, augalo žudai jisai bando priešintis tam kažkaip, kad nebūtų nužudytas tą atsparumą ir pasidaro. Bet vėl kalbam, tada klausimas buvo, tai kodėl pašiaušlis ten auga, kodėl iš vis atsiranda jisai. Kodėl jis atsiranda? Gal žiūrėkim, kad jo nebūtų priežastį, kodėl jis tam dirvožėme atsiranda. Splinta gerai, ateina su sėkla, su technika kažkokia nenuvalyta, ateina su kombainais splinta. Bet mes prieš tai seminarus turėjom, kalbėjom apie tas žolės kultūrinės, ten kaip aplinka ir kaip dirvožėmis įtakoja jų kiekį. Į dirvožėmių pati struktūra, kalcių kiekis viršuje įtakoja labai tą natūralų dirvožėmių piktžolių plitimą, nekultūrinių augalų. Taip, arimas, jeigu jūs kokių klausimų turite, galite čia tą rašyti, iš tikrųjų, taip, paskui mes po to pasižiūrėsim. Dabar čia irgi, koks yra poreikis šitos technologijos kūrui. Vis tiek kūras yra svarbus, brangsta, čia visos emisijos, visos CO2 įsiskirimai brangina ten ir dar brangs, čia planai tokie yra. Čia gal neliks nei to dabar to subsidijuojamo to kūro, neliks tikėtina, kad jo neliks ateityje, nes tokie planai yra, tai į tą pusę. Nu ir ką, tada galvoju, kaina dar bus didesnė. O čia jau pažiūrėjus arimo technologiją, vakar sakiau, arimas tai nėra vien tik arimas, tai yra likščiavimas. Gali būti prieš, gali po arimų, priklausomai kokį tu ten gražų tą arimą pasidarai. Kultivavimas, lyginimas, ten prisimenu pats į savo patirties, vėl sakau, kokie priklausomai, kaip norim ten gerai tą žemę padaryti. Buvome mes ten pradžioje 93 metais, 1993, kai pradėjom dirbti. Raseiniuose technika didelį, vakarietišką, kultivatoriai didžiuliai, mes ten tos laukus lyginam, padarom purius tokius, tai žmonės ten žiūrėdavo, tokias elės varvindavo. Galvoja, kaip jūs čia gerai su tais dideliais padarot, bet gerai atrodo padaryti tą dirvožemį, bet ar to reikia, kad toks jisai būtų purus? Ar to reikia ilgalaikiai perspektyvai, va tas degradavimas ir atsiranda, dėl to važiuoja ir dulka, čia normalu. Kad dirvožėmis durka, visiškai nenormalu. Čia dar toks nedidelis dulkėjimas nuotraukoje būna pavasarį pravažiuoji, tai to atrodo kaip smėlio audros. Kažkokius net Kėdainių rajone mačiau, kažkaip ten stebėjausi gerai, ten Šilutės krašte esu matęs, ten kur smėliai lengvesnė žemės, gal ten sakau, tokia normaliau, nes tie smėliai, bet kad yra čia Kėdainių pusėje, jeigu ten jau žemės perdaptų toks sunkesnės ir ne tik Kėdainių, jeigu tokius atsiranda tokie vaizdai, tai čia nieko gero.
Žodžiu, tokio vidutinis, čia tie paskaičiavimai irgi ne mano, aš praktiką pasakyčiau, irgi tokios panašiai turėjau tą patirties, kad tie tokios maždaug kainos hektarų priklausomai reikia vėl suprasti. Vidutiniai čia tokie skaičiai, aš tai iš tikrųjų vidurkius paėmė ir čia šaltinis nurodytas apačioje Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto informacija buvo, jie tokias pateikdavo anksčiau, dabar nežinau, ar jie ten daro, bet anksčiau tą pateikdavo, kiek kokią operaciją kūro naudoja, koks traktorius, o čia vidutiniai skaičiai tokie. Vidutinis traktorius, skaitykime, ne pats didžiausias ir ne pats ten koks mažiausias, vidurkiai tokie išvesti, gal kažkokiu plius minus tokie. Bet jie kūrui reikli technologija. Ir ką daryti kažkaip, kad nebūtų, reiškia mažiau atsisakyti kažkokiu arimo, atsisakyti jau jie vien ką reiškia, jau čia daugiau negu apie pusę, nu, skaitykime, ne, 24 litrai hektarui, plus minus daugiau mažiau. Tai yra kur taupyti, jeigu mes jo atsisakysim. Minimalus supaprastinta dirbimo technologija. Ta minimalus supaprastinto, nu, vėlgi, pasakykim, žemės dirbimo technologija minimali arba supaprastinta. Skirtumas nuo arimo, kad nėra arimo. Nuo arimo technologijos, nuo arimo tos, ne technologijos dirbimo žemės. Visos kitos operacijos laisvai gali būti. Gali būti ir skutimas, ne vienas skutimas. Čia vat pravažiuojam, reiškia, vietoj plūgo, nėra plūgo, tada mes ražynas ar kažką galim, kaip vyksta praktiškai, ne, po kombaino nukūlėme, mes ten skutimą lengvą padarėm su diskiniais kažkokiais paprastai diskiniais skutikais, bet iki kokių maksimum 3-5 cm gilių tokius suskutum ražynas, kad sudygtų paberus ant kažkokios, nu ir neprivalu, bet daro kai kas. Paskui skutam su gilesniais skutikais. Ekologijai netgi mes skudom. Realiai būdavo laukai, kur jeigu atsiranda gilia šaknių žulių, kaip būsnių, kaip ten pradeda dominuoti kiaulpenis, kokios, reiškia, suminta žemė, tai mes ten, kad jas sukovot, tas gilia šaknis, reikėdavo kokius 2-3 skutimus, 2 kaip minimum daryti su va, tokiu nuraginiu skutiku. Nuraginis skutikas čia nėra, tai čia yra tokia, pats nuragas yra su tokia šoninė kaip anties koja, vadinami tokie, jeigu nuragai įsivaizduojant, anties koja, tokie šonė, jie labai persidingama didelė daro ir dėlį išpjauna. Išpjauna vienam gilė, pavyzdžiui, papjovim ten iki 10 cm, pirmas, antrą galima žiūrėti 15 cm giliau, kad dar giliau papjauti tas šaknis, kad jos nebedželtų. Nes jeigu viršų papjausim arba kažkaip nupjausim didelį gabalą tos šaknies ir liks žemėje, jinai vėl džels. Problemų tos usnis atželė ir augo. Čia kokie pliusai, dirva neapverčiama išpurenama reikiamų gilių, įleidžiant ją oro. Nu, augalų liekanos šiaudų lieka daugiau ant dirvos paviršiaus, daugiau lieka lyginant su arimo. Jeigu arimas, kaip sakiau, geras, ten nieko neliks, bus juoda žemė. Paviršius greičiau pavasarį pradžiūsta įšyla, vis tiek judinta žemė, tos juodos spalvos daugiau, čia tęsiant tą įsitikinimą, kad tas juoda žemė, taip faktas yra, kad jinai greičiau įšyla dėl saulės spindulių, dėl to, kad absorbuoja daugiau. Bet jeigu mikroorganizmų aktyvus, tas iššylimas natūralus gaunasi. Galima įterpti mėšlą, žaliai trąšai skirtus augalus. Mes pas save irgi, kai turėjom mėšlą, naudojom ūkį, dar reikia ekologijos, varstydavom, mes auginom tarpinius pasėlius, įterpinėdavom mes juos su skutikais. O būtent su šitais nuraginiais skutikais pravažiuodom, jeigu jau labai tą masį didžiulį, ten kažkokio žulyno turėjom variantą. Auginom žolės 2 metus, bet buvo žulių mišiniai, buvo liucernos mišiniai, buvo raičinai, buvo ten varpinio žodžio ankštinių žulių mišiniai. Ir užaugo masinė, antriem metam mes juos mulčiuodavom, neišveždavom į kam žolės. Pirmą metą numulčiam, žolių buvo daug nekultūrinių pradžioj, paskui kažkaip antrais žolės pradėjo dominuoti, tos įsėtos mūsų kultūrinės, nustelbė tas visas pikžolės, tas taip vadinamas, ir buvo tik žolių masė. Ir ten tokia masė didžiulė buvo, kad ten tam lauke, kaip jau antrais metais, kai mes ją palikom, mes ir konkrečiai dirvožėmė. Mes ją mulčiavom, suskutom, būdavo numulčiuojam vasarą ir paliekam. Į vėl atželę mes vėl numulčiuojam, bet kuo daugiau tų mulčiavimų, kuo daugiau to žilimų, to žolė toj buvo tokia daug tolygesnė, vienodesnė. Ir jau ten tų nekultūrinių augalų visiškai nebuvo, visiškai išnyko, ten natūraliai nukonkuravo tos žolės. Ir rudeniop jau paskui, kai buvo, mes padarėm tokį mulčiavimą, nusmulkinimą, reiškia, tos organinės masės ant paviršiaus. Ir gan pasismulkė, paskui su skutikais pravažiavam. Vieną kartą su Horš mes turėjom naginį skutiką. Horš Tiger, toks yra tigris, mes vadinam, pravažiavam su skutom su juo, iki 15 gal centimetrų ten gilėje. Taip atrodė po jos tokį, ta dirva nėra lygiai tokios organikos, pakankamai ir tų šaknų buvo, tų augalų. Bet ten augalai išpjovėm, mes ten juos visus, paskui pasėjom žieminius kviečius su Horš, su nuraginė siejamąją, nediskinė nuraginė, irgi ten be jokių problemų sudygo tie kviečiai. Ir sekančiais metais tame lauke derlius buvo pats didžiausias. Pats didžiausias žieminių kviečių, ne 10 tonų negavom, bet ten vidutiniškai iš tų regionų buvo apie 9 tonas. Žeminių kviečių ten buvo sumažintos azotų normos, aišku, kitais metais mes ten, kaip auginom kviečius, prieš tokį priesilį konkretų, ten iš viso sumažinta buvo, gal ten iki 100, kažkur veiklė medžiaga 120, gal azotų buvo, dar vis tiek patrešė.
Bet tas derlingumas, tai ką noriu pasakyti, to lauko ankstesnis derlingumas šitų laukų buvo iki tų žulių. Ten būdavo 4 tonus vidurkis toks ten apie 700 hektarų. Plotai tokie apie 4-5 tonus jau geriausiu atveju. 5 negaudavo, būdavo ten 4 ir net mažiau, tas vidutinis lauko, nes vietos tai laukia būdavo ir prastesnių. Bet ką reiškia va tie žulynai, ką ir sakom, Laurinas ką rodė, žolės kokią didžiulę naudą duoda, galvoju, sjomainoj turi būti žolės, jeigu mes gerai gyvulių turim, čia daug lengviau atrodo, neturim, kur tą žolę padėsim, bet jeigu neturim gyvulių, kaip ir mūsų pavyzdys, gerai buvo, kažkokios išlaidos atrodo tam pirminiam variantui yra nedidelis, nu, papildomos, ten buhalteris sakydavo, ką jūs čia su tais žolynais tą auginat, tas tarpinius pasėlius, mes dar žalius pūdymus auginom, jokios naudos iš jų galvom, nu, tai tu nematai ant popierių tos naudos, bet dirvožėmiai tai didžiulė nauda. Po to būsimai kultūrai derlingumas būna 2 tonom. Vien tas pavyzdys, ką paminėjau apie tas žemės, kur kažkada gaudom 4 tonas, gavom 9. Tai galima įsivaizduoti 5 tonus kviečių skirtumas. Tai tas skirtumas pinigais paverčiam ir atiduodam šitiem pūdymui. Va šitam darbui, ką mes darėm, laikėm tos kelis metus, tos žulynus. Atiduodam kiekvienam ten skirtumas, tada gaunasi, jeigu 9, tai kokius, skaitykim, 5 tonus, po 2,5 tonus kiekvienais metais kviečių. Vien dėl to, kad mulčiavom, mes gavom pelną, galim taip sakyti, gavom pelną iš tų. Nebuvo, kad jie nustolingi laukai, vien dėl to, ką į ateitį padarėm. Čia tai laikė, kaip paskaičiuosim ir kaip pažiūrėsim, labai svarbu prieš pasirenkant. Negalvot, kad ten dabar kaip populiariausius kviečiai rapsai ir nesjomanuose dominuoja, net nesjomanuose augalų kaitoje. Tos kultūros, tai skaitykime, ne, tos jomanų tokių normalių ir nėra, turbūt tikrai pas dalį ūkininkų galvoja yra, kurie galvoja, bet yra dalis, kurie tikrai negalvoja. Ten sėja kviečius ir sako, sėsim kviečius ir atsiliosim. Ir būtent va tų šulių problemos, vabalų problemos, visokių lygų problemos atsiranda ir pašiaušlio problema pati didžiausia atsiliavimai. Didžiausia problema yra, jeigu atsiliuojami kviečiai. Jeigu normaliai sjomaina, ten įvedama rapsų žirnius, pupas auginam, vasarojus, tarpinius pasėjam, ten jau jie natūraliai konkuruoja su to pašiaušliu. Tie kiti augalai, jau mūsų pasėti tarpiniai pasėliai, natūraliai konkuruoja jie su jais. O jeigu atsiliuojami kviečiai, va, kažkokie bandome, arba po kažkokie vaipo javų, gali būti po kvietrugių kviečiai siejami, kad išlaikyti sijomainą, net jau rodau tokios kabutės, jeigu ten norim po žeminių miežių kviečius pasėti, dar kažką yra, kurie taip daro. Tačiau tikrai ne variantas, čia nesijomaina čia. Sėjomaina normaliai tai turi būti alinančią kultūrą, turi keisti gerinančioji. Principai agronominiai tokie. Viena alina, kita gerint turi dirvožemį. Ir pelningumą žiūrėti reikia ne atskirų kultūrų skaičiuoti. Pelningumą, ne pajamingumą, čia irgi reikia suprasti. Pelningumą, kiek pinigų man lieka, atskaičiavus visas išlaidas. Kiek pinigų liko man kišeniai. Tas svarbu. Galiu gauti 10 tonų, mes čia diskutavom ne vieną kartą, jeigu savikaina 8. Arba ten dar daugiau būna, ar nepaskaičiuoja, ten būna ir dar daugiau. Tai kas yra? Gal aš gausiu 6, savikaina 5, savikaina bus 4 kokios, o gal dar mažiau, tai kas geriau? Pelnas tai tas pats. Bet įdėjimai rizika daug mažesnė, kai aš mažiau planuosiu gauti. Tai mums svarbu, kaip ūkininkams suprasti, mums pelnas svarbu. Mums nesvarbu tos tonus. Jeigu jau taip žiūrėti, tai kad pramaitinti pasaulį. Mes ir taip užauginam. Jeigu diskusijos vyksta kažkaip, kad čia irgi buvo klausimai, ką daryti, ar čia Lietuvai užtenka, bet čia reikia rūpintis pasauliu. Nu, tai jeigu mes užauginam, gal pasauliu geriau pasirūpinti, užauginam grūdus perdirbti, kažkaip tą perdirbtą parduoti paskui pasauliui. Tai būtų pridėtinė vertė daug didesnė iš hektarų, negu kad tos grūdus pačius parduoti užauginus intensyviai. Intensyviai dirvožemių sąskaita, ateities kartų sąskaita. Kaip yra intensyvios technologijos, mano supratimu, tas arimo technologija, tai yra dirvožemio alinimas ateities. Jeigu šiandien dar gerai, ateityje bus problemos. Čia sakau, savo patirtį sakau, kaip praėjo, kaip buvo, kaip matys, kaip tie dirvožemiai keičiasi. Bet yra priemonių, kaip atstatyti galima, čia irgi ne problema. Ten pakeitos. Minusai tos skatinama dirvožemio vėjo erozija, irgi tas pats, kaip sakiau. Nu, norimo tik skiriasi, kad plūgų nėra. Bet jeigu ir net taikydami tą supaprastintą žemės dirbimą ar minimalų, mes galim dirbti žemę pravažiavimus, vien žemės dirbimų irgi galim 3-4 padaryti be problemų. Jeigu priklausomai kaip padarysim, ten vieną kartą pravažiavam kaip ekologijoje, aišku, ekologai priklausomi yra nuo žolių kontrolės, tos tokios, nes jie gali tik mechaniškai kontroliuoti. Tai ten va tie pravažiavimai iki jos gali jau būti kokie 3. Nu, jeigu turiu galvo pavasarinės kultūras, mes sėdam. Jeigu ir žeminės, jeigu pavyksta kažkaip pirmą padaryti anksčiau skutimą, po to po kiek laiko praeina, jau tų žolės paauga kažkiek, pradeda tos siūlelius leisti, vėl važiuoji, bet aišku, ten galima ekologijoje nes tokiais sunkiais padargais, ne diskais, ne kažkokiais skutikais, ten skutika 1-2 kartus, bet paskui akėčius kokius yra lengvesni tie padargai, bet vis tiek jie žemę judina. Ir kuo daugiau važiuojame, tuo daugiau ta dirva suslegiama.
Tai čia jeigu arimo nedarom, tas suslygimas bus nebe 24 cm gylyje ten ir giliau, bet jau bus jau 12 cm, kiek mes ten skutame, kokiu giliu 15 bus, 15 ir žemiau. Tas padas formuojasi, skusime visai sekliau. Ir būtent va, kas labai svarbu suprasti, iš tų visų beriminių technologijų, jeigu tik technologiją pasiėmė, pakeitėm, mes čia dabar aš nusipirkau sėjamąją, čia jau dabar sėsiu, taip. Tas padas, jeigu jis yra natūraliai susiformuoja. Jeigu mes technologiją prieš tai kažkokią taikėm ir nesprendėm to pado, tarpinių pasėlių neauginom, ten sėjomainai kažkaip irgi tokios menkus jos yra, ne plačios, ne daugianarės sėjomainus. Jeigu mes ten intensyviai dirbome žemę, to padų prisidirbę esame. Ir didelė problema Lietuvoje yra būtent tos, kaip po lietų vanduo stovi, plūtų susidaro, ten ypač tas vanduo paviršinis, kai ilgai stovi. Tai reiškia, yra ne drenažo problema, mano įsitikinimu. Yra taip, kai kur yra drenažo problema, irgi iš savo patirties kalbu, kad ant balos stovėdavo, mums užteko podirvį supurenti giliai, tokį dar netgi mechaninį kurmį tokį turėjom pasidarę, tokį su vamzdį tempi, ten kokį 50 cm gylyje su galingu traktoriu ir formuojam ten tą molyje, ten apačioje sunkių žemės buvo, kanalą tokį dirbtinį padarom ir kanalus nutėsim. Ir tas vanduo mums dingo iš tų laukų, netgi tų drenažų nereikėjo remontuoti. Dingo tie tokie, kur stovėjo ilgai vandenis ten tose vietose. Tai dar tas, kad vanduo stovi, jeigu jau auga, pastoviai vanduo stovi ir jis nesusigeria ten po savaitės ar kažkiek, tai jau čia gali būti, kad tikrai drenažo problema, vamzdeliai susidėvėja, gal subirėja, gal užkimšti. Asiuklių būna užkimšti šaknų. Mes patys remontuodavom ūkyje pas save, tai atkasi ir matai, kad pilna šaknų, asiuklių ypač. Užkimšti tie vamzdeliai, kur tas vanduo tekės, jie dar yra normalūs, visai tie moliniai tarybinių laikų, jie visai gražiai atrodo, jokių problemų, bet yra kitos bėdos. Irgi reikli laikui, jeigu, kaip sakau, kuo intensyviau dirbsime. Mes pas save, pavyzdžiui, taikėm ūkyje, paskui prieš ekologiją, prieš tą tiesioginę sėją dar irgi minimalus buvo daug metų, 10 metų gal mes ją taikėm. Bet mes taip stengdomės kokius 2 skutimus padaryti. Vieną tą seklą, kaip sakiau, jeigu pavyksta po kombinavimo, sekantį tokį būdavo skutikas, su kokio noraginius skutikus naudodom, vieną kartą paskutam. Nepriklausomai ten, po rapso, po kokio kviečių, jeigu pirmamečiai ten kviečiai siejami, paprašiau ir paskui pasiejam tiesiai, netgi po vieno kokio skutimo. Tai tas minimalus būdavo jau pas mus labai jau toks supaprastintas, nebuvo tų operacijų daugiau ten kažkokių ypatingų lyginimų, man ten, kad stovi kažkokie stagarai šiaudų ar kažko, ar žulių ten likusių, man visai kaip agronomų nerzina. Man net gražu, kai aš pamatau kažkur tiesiogiai pasėtą ir matau, kad liekanos augalų praeitų metų stovi ten kažkokie stagarai. Tai matosi žmogus, kad gerai dirbo, kad jisai tikrai tiesiogiai sėjo, o nedirbo žemę. Kūro sąnaudos, ten buvo 50 kažkeli litrai, čia per pusę beveik mažiau, ar ne, išeina 28. Irgi taip priklausomai, kiek mes čia tų kartų skutimo mažiau, daugiau darysim, sėja volavimas. Paprastai būna, tie žemės dirbimai, kuo intensyvesni, tuo po sėjos, priklausomai nuo sėjamosios, aišku, kokia yra tas būtinas privolavimas. Vien būtent, kad drėgmę išsaugoti, drėgmę paspaust, pakelti ją kažkaip, kad neprarasti. Ne taip greit išgaruotų, jeigu tik šilta, vijota, ten rudenę, pavasarį, ankstyvą, tik pakultivavai, atrodo, išleidau čia vandenį, nes mano jau buvo labai šlapia, žiūrėk, po kokios dienos 2 jau viršui nėra. Tam iškultivuotam sluoksnis tuščias, sausas. Ką reiškia, kai jisai sausas, kokiam gylyje sėsim? Išdirbom 10 cm, sėsim 3, 4, 5, priklausomai, ne ten kiek, o kas kur, sėkla pakimba šitoj dirbto žemėje, vandens drėgmės nėra, sudygimas blogas, paskui jeigu balandį būna, paskui sausi, balandį gegužė tokios, užeina sausros, lietų nebūna. Va čia ir atsiranda problemos, tada va čia reikia galvoti tos kitos technologijos dėl to, kad išsaugoti drėgmę, kad struktūringai jos negadintas natūralus dirvožėmis ir vandens režimas visai kitas natūraliam dirvožėmiui, kai jis neišpurentas, natūraliai pakyla kiek reikia, jeigu nėra padų. O padus irgi galime ir mechaniškai, ir ne tik mechaniškai. Žemės dirbimo technologija be žemės dirbimo. Čia įskyriau ją tokią, kaip yra tokius 2 pagrindinius. Tikrų žemės dirbimo technologijos, tai yra arimota, kur plūgas yra naudojamas ariama žemė, ir nerimenė, supaprastinta, kaip norite, žodžiu, nėra plūgo. Paskui visų kitos operacijos yra. Ir čia vis tiek, kai sėja vyksta, tokia yra kitas dalykas, tai yra tiesioginė sėja. Vėlgi, taip kažkaip nereikėtų mąstyti tiesioginė sėja, nautilas, mintilas, striptilas, ten toks nautilas, jeigu žiūrėti, man su tiesioginė sėja nėra tik nautilas. Nėra tik nautilas, yra. Tada kokie reikalavimai keli tiesioginiai sėjai. Dabar yra netgi ekoschemose tiesioginė sėja remama daugiau, intensyviau. Tiesioginė sėja paremta principais, kad kuo mažiau žemę judinti, kiek įmanoma mažiau. Ir tokie patys pagrindiniai principai, pravažiavo sėjamai, pažiūrėti, kas ant paviršiaus liko. Ar žemė visų plotų buvo išdirbta,
Nes būna, pavyzdžiui, sako, aš tiesiog nesėją darau su kokia ten kombinuota siejamąja, ne? Pavyzdžiui, pasakyti, nu, vedaštatą su diskais ar kita siejamoji kažkokia prieki turi diskus ir paskui ten eina gale diskiukai, bet prieš, atrodo, važiuoja ražieną su ta siejamąja, sako, tiesiogiai sėjau. Bet dirvožėmiai tai išdirba, tai kas tu tiesiogiai sėjai, tai čia nėra tiesioginė sėja, tai yra kombinuota siejamoji, kuri atlieka žemės dirbimą ir sėja kartu. Ar aš važiuosiu su diskais prieš ir po to sėsiu su kažkokiais diskais iš galo atskirą operaciją, ar važiuosiu kartu, bet žvelgiant iš dirvožėmio, tai aš ją išdirbau 100% paviršių išjudinau. Jeigu sako, jeigu kokį gilių dar, jeigu labai sekliai ten, tai gal ir nesimato tie diskai, bet šiaip tai paprastai tai su diskais ten tiesioginės siejamosios nėra tokios. Sąžininkai pasakyti, diskinės siejamosios, kurios tiesioginės siejamos yra tiesioginės, kur sugeba per augalų dangą pasėti. Diskinės yra diskinio, šiaip nautil siejamosios toj sistemų, diskinės jos yra populiaresnė kažkaip tai pasaulyje, ne? Bet nuraginės yra mūsų atveju, jeigu daugiau dar tų yra liekanų kažkokių organinių šiaudų pasilieka, dar po kažko į kažką sėti reikia, gerai, jeigu sėti į žalę kažkokią, diskinės geriau, jeigu yra organikos daug ant paviršiaus, diskinės tokius stovinčius, šiaudai stovintis buvo palikti, nušukuoti, ten dar organiniai augalai, tarpiniai pasėliai status, o kai pravažiavom pasėjom, ten galim su nuraginė irgi, jeigu nekimša, nes nuraginės gali kimšti. Nu, yra dabar nuraginės irgi su diskais papildomai, bet ir štatas čia. Jono Venslovo yra siejamoji, kur pakankamai gerai važiuoja tiesiai per tas organinės liekanas ar kažkokius stačius augalus, nupjauna, prapjauna ir naga nekimša visai. Tai yra tų technologijų. Bet esmė tokie pliusai. Čia jau daugiau pliusų. Čia visi kokie įmanomi pliusai, kaip aš jau iš savo patirties tikrai galiu pasakyti. Ir augalų liekanos ant paviršiaus man gerai, mano supratimu, kai agronomai jos turi būti, ta vienas iš sveikų dirvožemio principų yra augalinė danga. Turi būti dirvožemis uždengtas. Nesvarbu, ypač aktualu čia tiem plačia eiliam, plačiais tarpuliais, kur kultūrą siejame, kokios ten, takim, kukurūzai, kokie sojos, dar kažkas, va, kaip įmanoma čia tos, kad neturi būti tirta. Čia apie ekologiją nekalbu, nes ekologiją reikia parenti, ten kiti procesai, bet jeigu kalbant apie normalius ūkius, tai sėdi į tą organiką tokią ir tą organiką šiaudai kažkokie, kad dengtų tą tarpueilį. Kokią dangos pliusą čia ankstesniuose seminaruose gal irgi buvom pasisakę, va būtent sliekus, ką rodė, ir aš dar parodysiu paskui sliekų ant gal. Sliekai, jie turi būti po kažko, jeigu juoda žemė, yra juoda tarpuliai platus, ten tai dirvožemis išdirbtas, nėra organikos, ten sliekų irgi nėra. Labai retai rasim tų sliekų, ten karšta temperatūrų perkritimai, diena atvėsta, naktį įkaista, tai didžiuliai temperatūrų perkritimai ir tiem jau nekalba apie mikroorganizmus, jie gal atsparesni kažkiek, bet mes jų nematom, ne? Bet ką matom sliekos, tai sliekų man ten, vat, kaip dabar prisimenu iš praktikos, vienas laukas žieminių kviečių buvo ir tokie platesni 25 cm, tokie ateini pasižiūri ten pakrapštai, vasarą suplišinėja technologinis vėžis, suplišinėja žemė, suplišinėja tiek sausą birželio mėnesį kažkur antroji pusė buvo metai. Einu ir rašėnės laukus tada per žiemą laikydom, į kitą pusę einu, toks pat dirvožėmis, tokie pat sunkus dirvožėmiai ten, bet tai ražienos buvo paliktos. Ir iki to laiko nieko ten nebuvo daryta iki birželio. Ten mes, kai buvo planas, kad paliksim tos ražėnės laukus ir ten nesėjom, kaip ir žalių pūdymo nespėjom pasiekti, kol tik po to paliksim tas ražienas, bet tuo metu tenai pakrapštai tą žemę, drėgmės ten pilna. Po tai šiaudais pakrapštai ten pilna drėgmės. Aišku, augalai neauga, neišgarina, gal tai pasakysim, kviečiai vis tiek naudoja drėgmę, kai auga augalai, dirvožėmis visiškai nesutrukinėja, sliekų pilna po tais šiaudais, pilna sliekų, va, tad sąlygos turi būti palankios, kad jiem gyvybė mums padėtų. Ir organinis anglies didėja, vienareikšmiškai galvoju, tas organinė anglis vien dėl to, tai organinė anglis ne šiaip sau jinai susidaro, kai ir Laurinas rodė mikroorganizmų pagalba. Visas tas mitybinis tinklas, mikroorganizmai maitinasi augalų išskiromis ir jie tą anglį, būtent augalai dirvožemį atgabena, paduoda, maitina ir mikroorganizmam irgi ten patinka, jie skaido anglį, tos junginius, gauna energijos. Ir ta anglis lieka dirvožemį, kaip jau minėjau, ir ten vieni mikroorganizmai daugiau, grybai ten paima, kurie ten pagal santykį vieni daugiau sukaupia, kiti, bet faktas, jeigu jie veikia, jie sukaupia. Jie tikrai sukaupia, jeigu žiūrėt balansą, kiek jie paleidžia, kiek ten sukaupia, dėl to, jeigu va tokios geros technologijos tausojančios dirvožemį, tikrai tas balansas teigiamas bus. Ir dabar jeigu dėl kredito, čia trumpai, taip jeigu pliusai kokie yra, kad daugiau kreditų prikauptumėte anglies į dirvožemį, tai paprasčiausiai yra sėjomaina, nieko čia naujo, minimalus judinimas, tiesioginės jie, tarpinio pasėlių prižiūrėjimo auginimas, įsilių auginimas, o tų tokių įsilių posėliai, čia irgi diskusijos, įsiliai didesnė nauda, jeigu mes juos gerai padarom, pavasarį siejami kažką, skaitykime, ne kokią vasarojo ar žeminę kultūrą, mes ekologijoje žeminę sėdom, doblus kažkokios ar liucernas galim, tai to įsilio nauda daug didesnė po kolimų, jie daug didesnė masė užaugina negu posėliai, kuriuos įsėjam, įmonėm nuimam, kažką siejam pagal principą posėlius jos. Nuėmus kultūrą reikia kažką įsėti. Ten neužauga masė priklausomai, jeigu per sausą, niekas neužauga.
Tai tie posėliai tokie mažai iš jų reikšmė, bet tarpiniai pasėliai per žiemą, okei, tie tai gerai. Tos iki rugsėjo galim sėti ant 15 atrodo. Tai tie užauginti masę gali priklausomai nuo rudens. Jeigu ir užauga mažiukai, tokie atrodo, tikrai iš patirties būdavo užauga gražus, gražu žiūrėti tuos tarpinius pasėlius, kitą metą būna kai sausai, praeiti tokie buvo, man atrodo, pas žmonės ten skundėsi, kad nieko nėra anksti pasėti tą masę. Jie užauga tokie nedidukai, matosi ten kažkas, kad yra. Ir visgi, vis tiek augalas yra geriau negu nieko, mano supratimu. Tas augalas vien dėl to, kad žalias augalas, kad ir mažiukas, jisai ima CO2, iš atmosferos fotosintezės daro fotosintezę ir maitina dirvožemio mikroorganizmus. Ir kai vyksta tas mainai tie tarp maisto medžiagų, tai yra gerai, vis tiek augalas, o ne plika žemė. Taupumas laikas, taupumas kūras, šitos technologijos, visi pliusai tokie, tik aišku, pagrindinės žinių reiklumas, reikia labai daug žinių turėti. Ne tik čia, kad atrodo labai paprasta, vienas siemoji, vienas traktorius, bet žinių reikia labai daug. Kad be visko suvokti tą dirvožemį, kas ten vyksta, kaip man geriau padaryti, ką pus jos padaryti, ar gerai lieka liekanos, negerai lieka liekanos, pavyzdžiui, kaip danga tokia. Reikia kažkodėl siūlo, reikia kažkokių destruktorių ten, kad to šiaudus suskaldyti, suvirškinti. Bet galvojam, gerai, mišką prisiminkime, lapai krenta kiekvienais metais, niekas jų neterpinėja, ten miške, niekas neterpinėja, bet ateini į mišką, nėra tų lapų po kokių 10 metrų, ten koks pusę metro sluoksnis. Kažkodėl ne, kiekvienais metais visi jie suvirškinami yra, tie patys mikroorganizmai juos suskaido, nebūtina jų įterpti žemę, kad juos suskaidytų. Ir jeigu mes tą testinai darome, pastovi vienais metais, atrodo, ir va tie šiaudai sako, nebus naudos iš tų šiaudų, mes jeigu neterpsime, maisto medžiagos liks ant paviršiaus. Nu, okei, tai, bet jeigu jau mes jomainoje tą pastoviai darysime, tą kažkokis mikroorganizmų aktyvumas vyksta ir skaidoja tas organinės medžiagas, pamaišome kultūras, ten ankštinių įnešam, netgi kad šiaudų tas balansas anglies azotų būtų geresnis, reikia ankštinių augalų, nereikia ten azotų barstyti, reikia pasėti ankštinių augalų, tarpinių pasėlių su ankštiniais augalais, kad azotų būtų. Ir tie procesai natūraliai vyksta. Ir nebūna tų šiaudų, tie žmonės, kurie ten nautilą taiko ar kažką daug metų, ten, kad būtų tas sluoksnis šiaudų nesuvirškintas, nu, ir stovėtų. Be nieko, jie ten mikroorganizmų yra į ore, yra ant augalų, jų visur yra. Jie visur vyksta, nebūtina įterpti žemę. Mano supratimu, geriau turėti kaip dangą šitą liekanas organinės ant paviršius, kad dengtų paviršių, o ne kad įterpti į žemę ir galvoti, kad čia maisto medžiagų. Šiaip taip, pagal australų mokslininkus, pagrindinis anglies kelias į dirvožemį yra ne iš tų šiaudų, nors irgi šiauduose yra kažkiek anglies, jeigu sako, įterpsim kažkaip, bet pagrindinis yra skista anglis, ta būtent per augalų išskiras. Pagrindinis šaltinis ir toks geriausias. Ir kad, reiškia, kaip padaryti, kad daugiau būtų. Reiškia, turi daugiau augalų augti žalių. Kuo ilgiau turi augti augalai. Nukulim pagrindinę kultūrą, jau turi iš paskos jau būti įsiliai kažkokie įsėti, tarpiniai pasėliai iš karto pasiėmė. Kad užimtų tą vietą, nebūtų ten augalą laukas be kažkokios dangos. Turi būti gyvi augalai, pastovi, gyvos augalų šaknis, vienas iš principų. Kuo ilgiau, tuo geriau. Minusai, aš čia tokie irgi, kaip galvočiau, tokius dėl jų abejočiau, bet visur aš irgi kaip čia teigiama, kitų šaltinių, kad žinių reikalauja taip, čia žinių, kantrybės irgi čia labai daug reikia. Čia. Būna po 2-3 metų žmonės pasako, šūdas čia, atsiprašau, tas, sako, nesisekė, nepasisekė, tai čia netinka visiškai ūkiui. Tinka, va čia kai nuotrauka irgi paimta sėti, tarpinius pasėlius galima. Jokių problemų, jeigu geras siemoji, gali ir taip pasėti. Netgi tiesiogiai sėčia, nuvuluoja tarpinius pasėlius ir pasėja. Yra tokių praktikų. Mes ir patys buvom bandę. Išyla, kaip ir maniau, čia minusas, sako, išyla pradžiūsta, taip atrodo, kad, bet kaip minėjau, jeigu suaktyvėja labai mikroorganizmų veikla dirvožemį, tai tas natūraliai ta šiluma atsiranda iš jų veiklos. Tai teigia kiti užsienio mokslininkų, tų praktikų mokslininkų šaltiniai, kurie jau tos tyrimus daugiau padarė, pažengė ten apie tai. Reikalinga tinkama technika, ten taip, su bet ko nepasėsim, su Vederštatu nautilo nepadarysim, ten diskinė siemaja, reikia taip specialių siemųjų, bet yra parama. Ir galvoju, ES tie pinigai skiriami, kažkaip reikėtų daugiau išnaudoti, juos keičiant technologijas, dabar nebandant kažkaip jų ten, suprantu, jeigu ekonominė padėtis bloga, tik išmokų ūkis gali gyventi, kaip kad pajamos ir pelnas yra tik išmokos, taip tada ten kažkaip kitaip gal ir negalima, bet reikia galvoti, kad metus 2 galima kažkaip prabūt, bet kaip ilgiau, kad pragyventi iš išmokų reikia žiūrėti, kad nebūtų jų. Kūro poreikis šitos technologijos. Čia nuotrauka buvo paimta iš Naujųjų Zelandų. Čia parodyta, irgi čia neplūgas, netgi atrodo, nėra minimalaus dirbimo technologija, 4 traktoriai. Jie bandė tai parodyti, kad 4 skirtingos operacijos, 4 bačkos kūro. Ir čia viena siemoji, mes ten tokią tiesioginę siemą pas save ūkėje turėjom. Ir viena bačkikė tik. Ir dar čia kaip pavyzdį, parašiau ražieno kėjimas. Toks poreikis gali būti mažiau, galima ir nekėti, čia priklausomai tą tiesioginę sėją, jeigu darom, priklausomai labai. Bet čia parašiau, kad taip jau būtų sąžiningiau, tinkamiau tarpinių pasėlių sėja. Čia galima irgi jų nesėti tų tarpinių, jeigu po kokių žiemkenčių sėjam po kažko, tai nebus nei laiko ten pasėti.
Tai gali iš karto tos nebus kaip po tokio kūro, tai dar mažiau hektarų. Tai jeigu taip žiūrėti, kad kūro sąnaudų sutaupimai tai yra didžiuliai. Ir čia vat, šaltinio nenurodžiau, bet čia buvo iš užsienio mokslininkų paimta. Čia gal 90 kažkelintų metų tie tyrimai buvo padaryti, jau labai rimtai skaičiuota, kaip skirtingos technologijos, kaip skirtingi žemės dirbimai pagal gylį. Čia yra tas, yra taip gylis, yra, va pačioj parašyta tiesioginėse, skaitykime, ne be jokių žemės dirbimo, yra 110 kg iš hektaro CO2 emisijos. Vien išdirbo žemę, tai paskaičiuota per 24 valandas po išdirbimo. Tiek išeina, tai paskaičiavę. Jeigu dirbama iki 10 cm, 500 kg iš hektaro. Jeigu dirbama iki 15, sakykime, 5 cm dar giliau, jau visą toną. Jeigu dirbama iki 20 cm, čia buvo inčiais, tai čia tos po kableliu taip gaunasi, tai jau tona 300 ir jeigu dar giliau, čia jau arimas, va, tas paskutinis tiktų arimas iki 20 galėtų būti, bet jeigu arimas dar čia yra, tai dar daugiau to CO2 prarandam. Ir ką čia reiškia, jeigu teisingai suprasti, čia yra, kaip sako, išsiskyrimas per 24 valandas po išdirbimo. Bet jeigu mes taikome, ką rodžiau, jeigu mes taikome arimo technologiją ir mes kelias operacijas tokias darom, tai kiekvienas pravažiavimas, gal kiekvienas sekantis pravažiavimas jau po pirmo, gal ir mažiau ten paleis, bet vis tiek paleis to CO2. Vis tiek judinas dirvožėmis, kai sako, čia tie procesai dirvožėmį pajudini, tai anglis jungiasi dirvožėmio su deguonim ir jisai pabėga. Nu, čia vyksta, aišku, ir procesai suaktyvina tas pats pajudinimas žemės, oro įsileidžia, jeigu susiminus ar kažkaip tie mikroorganizmų irgi veikla yra, kad, kaip ir minėjau, jie nėra išžudyti ten, kad ir kaip mes besistengtumėm, jie irgi suaktyvėja, jų ta veikla greitai pradeda skaidytas, jeigu nėra ką jam valgyti, nėra ten kažkokių išskirų augalų, kas augalai, maistas pagrindinės augalų išskiros, jiem yra cukrus, tie, kurie augalai pagamina, jeigu jų nėra, nu ką, mikroorganizmai organiką skaido, kas pasitaiko, jie tai ir skaido dirvožemį, netgi būna, jeigu taip intensyvios technologijos, mažėja humusas dirvožėmio, ta organinė dalis, organinė anglis, viskas mažėja, tai tie mikroorganizmai minta to dirvožėmio rezervais, tais vatais, kurie jau kažkada buvo skaupti, tos būtent intensyvios technologijos, tai kad jie gyventų, jiems reikia maisto mikroorganizmam, kaip ir mes, kai norim gyventi, mums reikia maisto. Tai ir čia turiu maistas, kaip ir dar kartais sakau, yra gyvi žali augalai, kuo ilgiau jie auga, tuo daugiau mikroorganizmų, netgi ir tos pačios nekultūrinius žolis, jeigu nėra kažkokių kultūrinių augalų, neturim galimybės, tik auga to žolis. Kiek įmanom, paskui jau nužudysim jas su kažkokiais chemijom ar dar su žemės dirbimais klausomai. Ir dar porą tokių slaidų. Čia užsienio buvo šaltinių tokio paėmė sliekų. Jau Laurynas rodė apie tos sliekus, kad jie labai tikrai suaktyviai didžiulį darbą daro ten po pievų, po kažko jau daug daugiau būna, po žulynų. O čia vat irgi, čia žulynai parodyti, kiek yra paščia, tai yra žulynai ir sliekų masė gramais kvadratiniam metre. Čia virš 250, palyginti su kur dirbama žemė, čia tas mažiausia pati kolona, tai jau dirbama žemė, tai ryškiai mažiau. Ne? Nautilas dar pakankamai gerai. Ne dėl to, kad sakau, nautilas, tai jau čia be žemės dirbimo technologija tokia. Jeigu yra sjomaina gera, nereikia vėlgi žiūrėti kažkaip į nautilą kaip ir vieną operaciją. Kažkaip va, tas neteisingas labai požiūris yra, neteisingas traktavimas, išvadų darimas, jeigu pasiimu, lyginu technologijas, tik vieną žemės dirbimą, ne? O paskui nei sjomainus turiu, nei ten tarpinių pasėlių neauginu, nei ten kažko dangos jokios neturiu ir ten tik nautilą dabar lyginu su kažkuo ir minusai gaunasi. Ten teko matyti irgi tokių bandymų praktinių. Tai nėra teisinga. Mes kalbam apie čia, norim pasakyti, kad sistemiškai reikia žiūrėti dirvožemį. Jisai gyvas yra ir mes jį turim iš visų pusių pasižiūrėti. Visos priemonės, kokios taikom, turi būti dirvožemio geroviai. Būtent nežudimai tų mikroorganizmų. Ir mažesnis trąšų naudojimas, mažesnis chemikalų naudojimas prisideda prie to, kad saugo tą gyvybę. Nes bet kokie chemikalai, jie žudo. Faktas yra. To irgi mokslo daug tyrimų padaryta. Nedrasiai gal nedrįsta žmonės kalbėti kažkaip ten. Reikia tos chemikalus naudoti, čia chemikalai ne tas žodis, kaip ne chemikalai, yra nuodas ir yra nuodas. Jeigu jisai žudo, reiškia, jis žudo. Faktas yra, kaip norim, tai priimkim, žinai. Ir dar vienas slaidą tokį turiu, čia būtent va dabar čia šaltinių nenurodžiau, bet čia Lamso padaryti, čia daktaras Virginijus Feiza pristatęs buvo vienam pranešime, aš tik paskui perdariau pagal savęs, ten buvo parodęs sliekų masę, sliekų skaičių ir sliekų masė buvo dar atskiras grafikas. Nes aš paėmiau tą vieną dalį, tai parodžiau, vadovą perdariau. Ir ką čia, kas norėtų parodyti, taip sliekų skaičius koks yra, sakė, ir mes jau lietuviškus paskaičiavimus mokslininkai turi, ne tik, kad va ten parodžiau užsienio šaltinių, bet labai čia panašiai
kaip ir tenant. Pirmos tos dvi kolonytės yra tie, taip, tradicinė žemės dirbimas, tai čia intensyvus išeina. Ir ta tamsiai žalia ir šviesiai žalia čia yra su augalų liekanomis ir be augalų liekanų. Šviesiai be augalų liekanų, tamsiai su augalų liekanom. Tai reiškia šiaudai palikti arba išnešti. Paskui paskutinis tos keturios per vidurį į dešinę. Tai tradicinis žemės dirbimas su padidintu NPK kiekiu ir tradicinė žemės ir tiesioginės jas su padidintu kiekiu. Tas padidintas kiekis, suprantu, čia NPK trašų gal saus metu kažkaip daugiau įdėta. Pagal tą atrodo, kad pagerėjo tas trašų kiekis pridėtas sliekų kiekiui. Nu, tipo teigiamą įtaką. Pagal čia išeina. Taip, pagal grafiką žiūrint, taip išeina. Nelabai ryškiai čia, jeigu žiūrėti tas pirmas dvi kolonas, kur buvo tradicinis dirbimas su trašom. Bet vėlgi, jeigu žiūrėti, kai liekanas paliekame, tai geriau tų sliekų daugiau yra. Nu, čia išskyrus tą antrą, kur tiesioginė sėja buvo be padidintų trašų, tai kaip po liktais geriau buvo tas šviesi kolona, reiškia, be augalų liekanų. Nu, taip gauta. Bet čia ta paskutinė kolona tiesioginė sėja su padidintu kiekiu ir su žalienom, kur buvo įterptos, tai gan daugiau jų. 300 beveik, jeigu palyginti su 50 ar 60 ten su tradiciniu dirbimu. Čia faktas, čia atrodo nieko naujo, taip ir yra, kai žiūriu užsienio informaciją, pateikiama daug visokių šaltinių yra iš užsienio praskaičiavę, taip yra, kad tos sliekų ir jų efektyvumas, tas nauda ir jų kiekis yra, jie turi būti irgi dirvožėmi, kada bus mažai sliekų, kai būna aptariam, kiek priskrenda visokių paukščių, ten jos lesa tos didelius. Jeigu normali struktūros dirvožėmis ir mažai judinamas, atsiranda ne tik tie vertikalūs sliekai, kurie vertikaliai kanaliukus daro, tokie mažesni jie yra. O tokie vadinami yra paskui lietaus sliekai, kurie vertikaliai juda, ne horizontaliai, bet tie mažiukai horizontaliai juda, o tie vertikaliai juda. Ir jie tokie būna kaip pieštukas geras, tokių storių, tokie jie patys tokie būna, dar ir didesni, tokie didžiuliai. Ir jie tuos kanalus, kai padaro, ten, sakykime, vertikaliai padarė kanalą, tai jeigu mes jį nedirbsime, tai jis ten ir bus. Ten ir oras į dirvožėmį įeis, ir prapurentas, ir vien iš pagrindų oras, vanduo greičiau susigers, išsilaikys ten, tokie natūralūs kanaliukai padaryti. O tų sliekų, įsivaizduokim, daug yra. Jeigu jos palankios sąlygos, jie ten intensyviai dirba.